Artėjant Kalėdoms rajone gausu adventinių renginių. Štai Žemaičių Alkos muziejuje ketvirtadienį surengtas adventinis vakaras, kurio metu koncertavo Kauno muzikinio teatro solistė Aušra Cicėnaitė, jai akompanavo pianistė Živilė Survilaitė. Menininkės atliko klasikinius kūrinius. Na ir po įspūdingo koncerto aš pakalbinau gerbiamas viešnias. Mielos damos, labai nuostabus koncertas, jūs telšiškiams suteikėt prieš Kalėdas didžiulį malonumą. Va ir noriu paklausti, kaip aplinka pati čia buvo koncertavimai. Labai gera, labai paveikslai gražus. Ar dažnai... Labai dideli gražus paveikslai. Ar dažnai tokie aplinkoje tenkt? Dažnai, nes dabar Lietuvoje nepaprastai yra tvarkomi ir dvarai, apleistieji dvarai, pilis ir tikrai, kur pakviečia dainuoti, tai būna labai tikrai geros ir sąlygos ir nepaprastai jaukios salės. Kitas įkvėpimas toks. Kitas įkvėpimas, tai. O plunkiai teko Ginskio rūmos koncertuoti? Dar neteko, bet tikiuosi, kad kažkada tai teks. O šiaip kur teko pabūti Žemaitijoje pastaruoju laiku? Čia neseniai turėjom Zyplių dvare koncertą, labai taip pat irgi neseniai sutvarkytas ir labai gražus dvaras. Kur dar? Planuojam į Kelgaudiškį važiuoti ir į dvarą pakoncertuoti. Vasarą Nidoj, Juodkrantėj. Ir aš pastebėjau, kad jūs nemažai kūrinių atliekat iš Oginskio. Taip, šie metai tiesiog įpareigoja tos kūrinius įtraukti į programą. Čia toks kaip projektas yra. Projektas yra kažkoks trupučiuką kitoks, reiškia, su daugiau tokia pokalbis, paskaita, o čia tiesiog, kadangi koncertas, tai yra proga paminėti kompozitorių, atkreipti į dėmesį, kad buvo paminėtos metinės šio kompozitoriaus nuopelnus priminti. Ir aš pastebėjau, kad jūsų labai darnus duetas. Taip dažnai tenka kartu dainuoti. Nesipykstam scenoje. Na ir dar, noriu trumpai, kad jūs apie save, va, kaip apie solistę, keletą žodžių. Apie save? Taip. Labai seniai dainuoju, daug metų Kauno muzikinėme teatre ir esu dainavusi labai įvairiuose spektakliuose, operose, operetėse, miuzikluose, taip pat ir koncertinės veiklos nevengiu, jinai man taip pat labai prie širdies. Na, ką aš galiu daugiau pasakyti, tiesiog reikia. Na ir siūlome pasiklausyti keletą kūrinių, kurie buvo atlikti koncerto metu muziejuje. Nors
rašė šią temą, religinę temą ir būtent Ave Marijas rašė daugelis kompozitorių ir viena iš gražiausių, man iš gražiausių Ave Marijų yra Kačini Ave Marija.